Arkos padarimas iš dolomito. Dolomitinės plytelės, į vidų arkos lemputės leidžiamos, kurios uždegamos, atrodančios tokiam pavidale. Dolomitas gana įdomus ir gražus. Iš kambario įėjimas į virtuvės stalviršis. Randuosi dabar kambarį. Iš kambario dolomitas įdėtas. Įėjimas į kambarį. Irgi arka. Dolomitinė. Toliau iš kambario einama į koridorių. Koridoriui daryta struktūra. Senovinė struktūra, gan įdomus, stambus dalykas. Čia yra vidus arkos. Pereinu į kitą pusę. Vėl struktūra, koridorius. Ir iš koridoriaus atrodanti arka. Viena. Atsisukus į kitą pusę automatiškai padaryta į virtuvės įėjimą arka. Didelė. Didelė arka. Prieškambaris. Padarytas iš klinkerinių plytelių arka, apšvietimas, pakabinimas rūbams. Klinkerinės plytelės turimos klijuojamos plytos pavidale. Toliau leidžiamasi kosmetikoje padaryta dėžutė. Stalviršiai. Kosmetikai, po kosmetikos irgi iš klinkerinių padarytas batams pasidėjimui. Toliau iš toj pačioj randamės padaroma spintelė batų padėjimui. Gan patogu, daug vietos neužima ir praktiška. Prie klinkerinių plytelių struktūra. Senovinė, stambaus rašto. Virš pakabinimo drabužiams arkos padaryta arkutė. Arkutė padaryta drambliukams susidėti. Gan gražiai atrodanti irgi. Toliau iš prieškambario, kai sakant, koridoriaus įėjimas į virtuvę. Padaryta arka. Su stalviršiu iš virtuvės paduoti maistą į kambarį. Čia irgi apdaiva su klinkeriniam plytelėm. Gan įdomus stilius. Apačioj po stalviršius virtuvė padarytos pertvaros. Susidėti indams, puodukams ir taip toliau. Irgi iš klinkerinių plytelių apdaiva. Iš virtuvės atrodytų vaizdas toks, kad tu iš virtuvės paduodi maistą tiesiog per stalviršį ir arką.
Išėjimas į koridorių, didžiausia arka įėjimas. Ir toliau vėl arkos. Šalimais veidrodis įmontuotas, rengiantis pasižiūrėti.